aradın? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben geldim hemen. Sakoma, kad gyvenimas juokiasi iš jūsų planų. Kitaip tariant, galime planuoti bet ką, bet likimas žaidžia su mumis kaip nori. Ir mes atsidurėme ten, kur nesitikėjome. Kartais gyvenimas mus sviedžia į duobę, o paskui pakelia iki debesų. Būtent todėl reikia tikėti stebuklais. Net blogiausią dieną, net kai manote, kad nebėra išeities, tikėkite, jog stebuklas pabels į jūsų duris. Ta sakau aš, patyrusi stebuklą. Čia mano istorija. Pone Omerai, sulaukėme projekto dėl stendo Izmire. Po 15 minučių konferencinis skambutis su ponu Bilentu ir jo partneriais. Laukia žinios dėl rėmimo. Vanduo. Kas čia? Kas, pone Omerai? Kodėl brėžiniai guri netvarkingai? Gerbkit savo darbą. Beje, apie 4 skambino ponė Nerimana. Negerkite prastos kavos. Pastatykite aparatą. Ponas Sinanas neleido. Ponas Sinanas negeria kavos. Šią savaitę skrisiu į Milaną. Nupirk bilietą. Neturite laisvų dienų? Gal lykite? Neliksiu, pasakysiu vieną vardą, pasidomėk. Konferencinis skambutis. Turiu dar 8 minutės. Vėl ponė Nerimana. Neatsiliepia. Kokia nepagarba. Galima pamanyti, šiaip sau skambinu ponui Omerui. Pažvelk, ką išdarinėja. Senelio genai. Visai kaip mano tėvas. Ne veltui sakoma, neužtenka virvės, kad būtum akrobatas, būtent todėl jie nesutarė. Kad tik nepasmaugtų mūsų tą virvę. Omeras ir tėvas skirtingai užsispyrė. Jei vienam prireikė obolio, tai kitam kriaušės. Neįsivaizduoju, kaip juodu suvesti, kad viskas būtų gerai. Garindamas actą negausi cukraus. Abu vienodi ožiai. Nerimana, nepritark, kai sakau, ką nors blogo, nepritark. Verčiau guosk, o nepritark. Nerėk, Nedžmi, nerėk. Vėl tikas, susinervinau. Ir aš susinervinau, Nerimana, ir aš. Pone Nerimana, atvyko ponas Hulusis. Šypsokis, šypsokis. Pasitrauk, atidarysiu, traukis. Sveikas, tėvelė. Sveiki. Sveiki, sveiki. Prašom. Labas rytas, nuostabiausias Turkijos batų dizainerė. Tai bent kreipinys. Sveika, tu gerai nusiteikusi? Neatvykai į Korajaus gimtadienį. Jei būtum atvykęs ir tu būtum linksmas. Tikėjausi pasilinksminti. Gerbiamas Omerai į plikčiį. Ką veikėte? Dirbau. Nespėjau sutvarkyti reikalų, tad neatvykau. Darbas ir darbas. Kenksminga šitiek dirbti. Gyvenimas lekia, paukščiai skraido. Jau vasara. Ar darbuotojai gražu taip kalbėti? Iš ties, kokia aš atsipalaidavusi. Tėveli, gal dar arbatos? Palauk, tai jau. Mine. Dieve, kokia tinginė. Mine. Klausau, ponė Nerimana. Kur dingai? Kodėl neaptarnauji? O gal mums ko nors trūksta? Įpilk tėčio arbatos. Nenoriu. Ačiū, dėkuoju. Nerimana, vis dar neišmokai. Kokie jų žmonės, argi darbuotojai vergai gėda? Kas taip elgiasi? Tėvelė, negi nežinote? Jie ten tik plepa?
Šatylos, nesiteisim. Suaugę žmonės, o šitaip elgėte žvėris, o ne žmonės. Niekas čia neišdirba ilgiau kaip pusmetį. Tėti Nerimana teisi. Jie šitaip elgėsi, net nepatikėtumėt. Mudu 30 metų susituokę, tiek patyrėme. Vieni mus apkalba, kiti pavydi turtų. Užsičiauk, pavydi turtų. Galima pamanyti, turite verslą ir pinigų. Dikaduoniai. Einu prie reikalo. Parduosiu vilą. Tėveli, o kur gyvensite? Ne Saviškė, o ta ant kalbos. Siūlo 10 milijonų. Kokia proga, argi galima? Buenos dias, pasionis. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Vėl įkliuvai. Ne, ponė Sinanai. Labas rytas. Labas rytas. Ėjusi čia? Taip. Bus nuostabių nuotraukų katalogui. Kelias dienas repetuojame. Kai ateis Sinanas, papasakosiu mintį. Gerai. Atleiskit. Neminėkit mano vardo, kitaip išdyksiu. Kaip sekasi, partnerė? Gerai. Ponia Yasemin, nuostabiai atrodot, kaip nepriekaištingas modelis. Pone Sinanai, ačiū už komplimentą. Užuomina suprasta. Čia ne komplimentas, prisipažinimas, o ne komplimentas. Bičiuliai, atsikvėpk, negaiškim. Turime krūvą rūpesčių. Tarkime, stendai Izmyrę. Tikrai? Dirbame su didžiausiomis Izmyro nuobodomis. Gerai, pakalbėkime, o tada užkaskim. Ne pusryčiau, o esu mirtinai alkanas. Niekur neįsiu, 12 ateis Nerimana. Pone Nerimana nepalieka mūsų ramybėje. Nesakyk, tai Omeras dievina dėdienę. Tik apsimeta, kad vengia. Tokie jų santykiai. Ko prašiau? Apvesdinti Omerą. Tegu sukuria šeimą. Vaikų susilaukia. Ar nesakiau, kad ši vila jūsų? Tėveli, neįsivaizduojate, kaip stengiuosi. Bet Omerui nė viena nepatinka. Nežinai, pasakyk, kaip stengiuosi. Patvirtink. Būtent, tėti, Nerimana nemeluoja. Labai stengiamės, bet Omerui neįtiksi. Nė viena nepatinka. Galima pamanyti pagarbos. Atleisk, tėti. Sultono anūkas, mat. Juk jūs dėdė ir dėdienė. Jis neturi tėvų, nebendrauja su manimi, jis privalo sukurti šeimą. Kitaip negalėsiu ramiai numirti. Tėti, liaukis. Kodėl taip sakai? Neprikarksėk. Užsičiaupk. Supratot, ką sakiau? Apvesdinsit Omerą, kitaip parduosiu visą turtą. Parduosiu vilą, šitą namą parduosiu ir butą mieste parduosiu, aišku? Po mano mirties viskas atiteks Omerui, o jums lyg špyga. Būsite apgailėtini. Tėveli, nesijaudinkite. Palikite šį reikalą man. Yra nuostabių kandidačių. Nesijaudinkite. Tėti Nerimana teisi, mums tai reikia laiko. Duodu pusmetį. Lygiai pusmetį. Jei per duotą terminą neapvesdinsite, viskas bus baigta. Pusmetis ir nė dienos daugiau. Išeinu. Darykit ką nors. Tarkime, gėlės palaistykite. Dikaduoniai. Kokia iš jūsų nauda? Tėveli, išgerk kavos. Girdėjai, ką sakė? Girdėjai? Atsibodo būti baramam kaip vaikui. Galima pamanyti, Omeras trokšta vesti, bet mes neleidžiame. Dėdė Feizulachai, gal nusiramintum? Brolis atsakingas už nuomą. Akivaizdu, nesumokėjo. Turbūt kažkas nutiko. Išsiaiškinsiu. Atnešiu vandens. Nusiraminsi ir tu. Ne mano reikalas, mes ne giminės. Gėdikis. Kai ką pasakysiu, ramiau. Kelis mėnesius laukiu, argi taip galima, išsikraustykite. Nepradėk. Šitiek metų čia gyvename. Kodėl varai? Pati sakai, kad šitiek metų nuomojatės. Tiek metų mokatės katikus. Rytoj pat sumokėkit, jei nekraustykitės. Mamai cukraligė. Aukštas spaudimas. Neversk jaudintis. Kitaip prastai pasijus. Negazdink, kraustykitės. Velniop tavo namą.
Koldūnai ir spagečiai. Defne, kur dingai? Ponas Rizas nuo ryto ieško tavęs. Neįsivaizduoju, kas nutiko. Brolis 3 mėnesius nemoka nuomos. Savininkas liepia kraustytis. Vos neišprotėjau, kol nuraminau. Kaip tai nemoka? Tai bent Sardaras. Ką padarai? Papasakosiu. Pirmą aptarnausiu klientus. To jau paimsiu. Defne, ką? Taviškis čia. Kodėl nesakei? Kodėl neįspėjai? Tik pamanykite. Defne? Pone Rizai, šiandien dar nesimatėme? Na taip, jūs toks užsiėmęs, o šitaip dirbu. Nepradėk. Prašom tvarkingiau rengtis. Kuo neįtiko apranga? Nihan, gražiausias vyras pasaulyje. Esu tikrai šlikštaus būdo. Nepradėk, Nihan. Manau, jis malonesnis nei atrodo. Žinai ką, tu kvaiša. Pono Sinano rizotas. Nunešiu. Labadiena, ponė Sinanai. Labadiena. Rizotas su trumais. Taip, taip, man. Gal ką nors gersite? Buvau užsisakęs mineralinio. Mineralinio. Atnešiu. Citrininio. Citrininio. Skanaus, ponė Sinanai. Ačiū. Fotografuojame klientus, neprieštaraujate? Gerai, prašom. Eikš, gražuolė, nusifotografuokim kartu. Ačiū, ponė. Nėra už ką. Atnešiu mineralinio. Nesusižydėt? Ne. Viskas gerai. Taip, taip, taip. Viskas gerai. Kągi, atnešiu sultininio mineralinio. Taip, Citrininio. citrina, taip. Omerai, kaip sekasi? Dėdė, nelaukiu tavęs. Važiuoju žaisti golfo. Nerimanai pakeliui. Prašė atvežti čia. Omerai, dėdė labai jaudinasi dėl tavęs. Užsimanė tave aplankyti. Tiesa, Nedžmi? Taip. Reikia aptarti kai ką svarbaus. Kai kas svarbaus? Klausau? Pietausi su ta mergina, tiesa? Nesijaudink, pietausiu. Ji būtų tau puikiai pora. Visi ją pažįsta. Ji įgijo puikų išsilavinimą, studijavo Amerikoje. Pamatysi, bus puikia žmona. Aukšta, liekna, gražuolė. Susipažinsiu. Prašau, neišsisukinėk ir nekeisk temos. Juk aš tau kaip mama. Gaila tavęs. Greičiau vesk. Prašom tavęs. Tetulė, jau žinai, kaip myliu tave. Po tėvų mirties labai man padėjai. Argi padėjau? Tu neleidai padėti. Neleidai mudviem su dėde tau padėti. Tegul senelis tavimi rūpinasi. Nevelk, senelio. Tegu velia. Nagi, nerimana. Omerai, senelis labai tave myli. Kodėl nebendraujate? Tetulė, nepradėk. Nekartą kalbėjom. Atsibodo. Gerai, jau gerai. Omerai, šiemet vesk. Po pusmečio kelsime vestuves. Ką? Ne, nepažadu. Juk dar nėra kandidatės. Kaip tai? Šiandien susipažinsi. Kartą per savaitę supažindinam visų kitą, bet tau nepatinka. Omerai, nuleis kartelę. Būtent. Kodėl? Kodėl? Nežinai, kas tau? Eime. Išleidėsiu. Nereikia. Susitiksi su ta mergina, susižavės ir po pusmečio kelsim vestuves, aišku? Nežinai, iš karto eini prie reikalo. Nerimana, man svarbiausia rezultatas. Paskambink gerai. Gerai. Nežinai, palauk. Nueisiu į tualetą. Iki.
Pone Nerimana, gera regėti. Ar pasakytum tą patį žvelgdama į veidrodį? Žinoma. Eime, kuo nors pavaišinsiu. Jėzumi, čia aš turėčiau vaišinti, juk čia mano sūnėno įmonė. Aš šeimininkė, o tu viešne. Greitai viskas gali pasikeisti. Nepasikeis, jei neleisiu. Nesu galvytės. Išeinate? Mielai paplepėčiau. Noriu aplankyti darbuotojus. Įdomu, ar jie patenkinti atlyginimais. Kitaip tariant, turiu daug reikalų. Pone Nerimana, juk aš sava. Brangute, kokia tavo pavardė? Įplikčiai? Ne, tiesa? Kol kas. Kol kas? Pasvajok. Pasvajok. Labadiena. Omeras Įplikčiai rezervavo staliuką. Taip, prašome štai čia. Ne, noriu staliuko, nuo kurio matyti štai šis. Štai ten. Gerai, kaip norite. Įklimpau. Nuo šiol visada teks stebėti, kitaip blogai baigsis. Labadiena, ką užsisakysite? Ką užsisakyti, gal turite Cezario salotų? Žinoma. Kokių gazuotų gėrimų turite? Atnešiu valgiaraštį, gerai. Labas, brangutė, labadiena. Esu sutarusi susitikti su ponu Omeru. Eime, palydėsiu. Prašome, štai čia. Štai čia, merci. Tikiuosi, išdegs. Neišvažiuok, neužtruksiu. Sveiki, ponia Omerai. Labadiena. Štai ten. Ačiū. Dovanok, vėluoju. Nieko. Aš ką tik atvažiavau. Puiku. Kaip tu? Gerai, o tu? Gerai, darbas, reikalai. Ko tu dirbi? Teta Nerimana pasakoja apie tave, bet jai nerūpi, ką kiti veikia. Paaiškinsiu. Esu labai užsiėmusi, nors nedirbu. Darbas biure ne man, bet esu labai užimta. Nedirbi, bet užsiėmusi? Taip. Nesupratau. Nenoriu girtis, bet esu stiliaus ikona. Socialiniuose tinkluose turiu daug sekėjų. Be paliovos dedu nuotraukas. Iš vakarėlių, iš mados pristatymų, privačių susibūrimų. Esu labai užimta. Labai. Taip. Pamenu tavo veidą. Varčiau žurnalus įmonėje, mačiau tavo nuotrauką su draugu. Taip, manau, žinai, kad pastaruoju metu sunku išlaikyti santykius. Taip. Tarkime, pabučiavau ne tą varlę. Eikš arčiau. Pasilenk. Manau, suvirpinau tinkamą natą. Kokia? Mudviem sunku įtikti. Esame įtakingi grietinėlės atstovai. Būtume power couple. Power couple? Galinga pora. Anglų kalbą moku. Kodėl galinga? Omero ir Sezenos galia. Metų pora. Per vakarėlius, aukštuomenės susibūrimus žurnaluose visi kalbės tik apie mus. Pasaka. Blykstės. Jau matau, kaip jaudinama. Sezena. Nežinau, nuo ko pradėti ir kaip paaiškinti, bet mano gyvenimas netoks. Manęs nedomina, kiek turi sekėjų. Ieškau kažko tikro. Kažko tikro, kas lauks namie. Supratai? Supratau. Mes ir būsime tikra pora. Pala. Ko tu vardu? Sezena, bet gali vadinti Seziš. Seziš. Sezena.
Savo aprangą parodai, kad esi pasiruošusi tekėti ir tapti namų šeimininkė. Kita vertus prabangus drabužiai. Taip. Bateliai ypatingi. Pasirinkai mano prekių ženklą. Žinoma, tyčia nusipirkau. Dėl šio susitikimo? Taip. Akivaizdu. Tu apie asmeninius santykius kalbi kaip apie verslą. Dovanok, bet turėčiau būti kvailys, kad pietaučiau su tavim. Manai, aš toks? Ar panašus? Hayır tabii. Žinoma, kad ne. Kalbu apie tikrus santykius. Atleisk, perlenkiau lasdą. Žinai, ką pagalvojau? Mes pirmąsyk susipykome. Regis pradėjome tikrus santykius. Mūdu net pykstamės. Kai ką pagalvojau? Gal nueikime kur nors kitur? Juokauja. Rimtai. Mašinoje turiu krūvą suknelių. Dažnai lankausi vakarėliuose, tad vežiojuosi daug drabužių. Gal kur nors nueikime? Prašau tavęs. Sveiki. Ką užsisakysite, spėjote išsirinkti? Defne, mieloji, šiandien dirbi? Atleisk, meilė, eiliniai pietus. Kaip suprasti? Kas čia dedasi? Susinervinau. Nemaniau, kad sutiksiu čia savo merginą. Atleisk, gyvuliškai pasielgiau. Palauk. Ramiau, meilė, atleisk, pasielgiau gyvuliškai. Bet Pala, meilė, žinau, tu neatleisi, gaila, kad taip nutiko. Bet ką darysi? Geros dienos. aš šokiruota. Man šokas. Meilė, čia eiliniai pietų, suprask. Beproti, paleisk. Neišduok manęs. Išeikime į kiemą ir viskas. Paleisk. Eime. Aš šokiruota. Košmaras. Košmaras. Kokia dar meilė? Ką čia sapalioji? Asilas. Asilas. Beproti, paleisk. Dar nepaleisiu, Pala. Ką darai? Ką darai? Mes neteikėme tokių paslaugų. Ramiau, nepyk. Supras, turėjau juos atsikratyti. Nepertik. Merginos, asilas. Tik pažvelk į ją. Negi tau jos negaila? Kaip drįsti taip meluoti ir dar išnaudoti mane? Asilas. Šlykštynė. Ką? O ne. Ne. Kas dedasi? Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Viešpatėliau. Şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Močiute? Močiute, ramiau. Gerai, močiute. Po darbo atvažiuosiu. Cukrus? Koks dar cukrus? Į ligoninę? Gerai, močiute, palauk. Nusiramink. Gerai, močiute, atvažiuoju. Pone Rizai, juk žinote, jei nebūtų svarbu, neprašyčiau. Gerai pažįstu tave. Vėluoji į darbą, netvarkingai rengiesi. Per tavo plaidumą kasdien nuostoliai. Lyg to nebūtų gana, bučiavaisi su klientu. O dabar sakai, kad močiutė negerai ir prašai išeiginės. Manai, kad aš kvailys? Pone Rizai, nepagristai kaltinate, nebučiavau kliento. Galima pamanyti, kasdien bučiuoju Ne klientus. mano reikalas, pasibučiavai su klientu ir dar skėliai antausi. Skandalas, matė visi, begėdė ir dar prašai išeiginės. Pone Rizai, tvardausi jūsų neišeidusi, bet tuo jau pratrūksiu. Jis pabučiavo mane, jis. Mano močiutė serga, ji viena namie. Nebūk toks beširdis. Gal mirsi išleidęs? Baigta, neždinkis, kad neberegėčiau. Tu atleista, neždinkis. Še. Ir susikiš, kur tik nori. Tu štai jau dinki, taip kviesi policiją. Kviesk, ką nori. Kviesk, papasakosiu, kad vengi mokesčių. Defne, kas tau? Nusiramink. Negaliu, negirdi, ką sako. Akiplėša. Pats toks. Kvailys. Kvailys.
Mano kvailelis. Negrįžta namo. Kur jis? Ką jis daro? Mano neprotingas sūnau. Močiutė ramiau, nusiramink, čia vaistus. Gal išsikrovė? Sese, palauk. Gal išsikrovė telefonas, sese? Estra, palauk. Užeisiu Izmailo kavinę. Gal jis ten? Sese, ko nori? Nerėk. Norėjau pasakyti, kad mačiau brolį. Matei brolį? Kur matei? Kodėl nepareina? Papasakok. Sakė, norėjo padėti, bet susimovė. Negrįž namo. Sakė, viskas gerai. Tik dabar sakai. Močiutė užsuksiu Izmailo kavinę. Klientų akivaizdoje pabučiavo merginą. Supratau, Nerimana, supratau. Padėk tuos kryžiažodžius. Nečmi, pasuk galvą. Na ir kas, kad pabučiavo? Įsivaizduok. Šitiek laiko viešumoje su moterim nesirodantis Omeras kavinėje visų akivaizdoje bučiuoja merginą. Ir dar padavėjos išpera. Gal jam patiko ta mergina, kas čia tokio? Būtent. Ką sakai, Nerimana? Ką sakai? Reikia plano. Plano? Reikia kažką daryti. Reikia. Paklausiau, kas jie. Sakiau, kad nepatikimi. Liepė nesikišti. Liepė nusiraminti. Sakė, šnektelės ir grįž, bet dingo, išgaravo. Kur jis? Močiutė mirs iš sielvarto. Vien dėl močiutės susirasiu ir pasakysiu, ką manau. Izai, taip bent įklimpome. Izai, nesakė, kada grįž? Dar. Izai, nesumokėjome nuomos. 3 mėnesius nemokame. Nežinau, Dev. Nesuprantu, kodėl slėpi nuo manęs. Tiek to. Apeisiu rajoną, gal rasiu. Ką sakyti, vargšelį? Šoktelėjo spaudimas. Palaisiu kartu. Dev, kam sakau? Dev. Brolau, suprask. Sumokėsiu. Duosiu. Dabar neturiu pinigų. Pasiskolinsiu ir gražinsiu. Broli. Kas čia? Laukinių kraštas? Paleiskite brolį. Defne. Kam sakiau? Viešpatėliau. Paleisk. Aš ką tik iš soliariumo, lyg žymė. Paleiskite brolį. Su kuo mes prasidėjom? Aš jums parodysiu, sukviesiu visą rajoną. Paleiskite brolį. Būsi? Jei nudėsim, tą tipą nieko nepešim. Šlikštynė, melagis. Turi 1200 lyrų. Siūlo duoti. Pasirodė jo sesė. Bamba ir bamba. Būtent šlikštynės. Ką daryti? Gerai, aišku. Jūsų brolį supakuosim. Jūs liksite čia. Esate skolingi 50 000. Su delspinigiais 200 000. Turite parą, aišku? Jei myli brolį, sukrapštysi tuos pinigus. Kitai bus blogai. Ką darote? Paleiskite. Paleiskite, kur vedate brolį. Paleiskite jį. Aš jums parodysiu. Paleiskite brolį, paleiskite. Sesulė, jei myli brolį, atnešk 200 000 ir paleisim tavo brolį. Defne! Jei klausi, ar jis tiek vertas, tikrai ne, bet ką darysi? Mes eiliniai darbuotojai, toks boso įsakymas. Vadinasi, įgryso, supratai? Šlikštynė. Broli. Defne? Paleiskite brolį. Defne? Paleiskite brolį. Sesutė. Štai ir kava. Ačiū. Skanaus. Ačiū. Nenoriu vandens.
Pone Nerimana, pone Nedžmi, nepapasakosit, ką taip slepiate nuo Omero? Tiesiog smalsu. Visada sakiau, kad Sinanas šaunus vaikis, toks malonus. Jasemin dėta, seniai būčiau tave įsimylėjusi. Ir aš. Kai ką pasakysiu. Sinanai, užsukęs į biurą mačiau panelę Jasemin. Labai maloni mergina. Mano galva būtumėte šauni pora. Gaila. Kodėl gaila? Kuo Sinanas prastesnis už Omerą? Kita vertus, Sinanas visada per žingsnį atsilieka nuo Omero. Seniai suku galvą, kodėl Sinanas gyvena Omero šešėlyje? Kodėl? Laisvalaikiu daug apie tai galvoju. Pala. Aš tiksliau, kodėl jūs mane čia? Sinanai, naktimis nesumerkiu akių. Širdis plazda. Vartausi lovoje. Nedžmis labai jaudinasi. Labai pergyvena. Taip, labai gaila, per tą vaikį mirsim iš sielvarto. Kokį vaikį? Kaip tai kokį? Per Omerą? Mes taip dėl jo stengiamės. Bet jis nevertina. Mūsų planas, mums labai gaila Omerą, tikrai. Sinanai, Omeras turi vesti. Ir kuo greičiau. Supraskite, Omeras taip toli nuo santuokos, kaip mes nuo šiaurės ašigalio. Pone Nerimana, juk žinote, bet vėl tas pats. Sinanai, šį kartą viskas daug rimčiau. Taip. Tėvelis golusis, ilgo jam gyvenimo. Amen. Tėvelis šįryt aplankė mus. Būtų matęs, kaip prašė, kaip maldavo apvesdinti Omerą. Nenorime jo nuvilti. Jis labai nuliūstų. Sinana, jis rimtai nusiteikęs dėl vilos. Tėvas nejokauja, jam labai gaila Omero. Omeras man kaip brolis noriu, kad vestų, bet jis nenori. Kaip tą padaryti? Pasakysiu kaip. Jasemin nori kuo greičiau susižadėti su Omeru. Ir tu liksi nieko nepešęs? Negi linksminsiesi per jų vestuves. Sinanai, argi to nori? O jūs norėtumėt? Tikrai ne. Tikrai ne. Ne. Nenorime tokios nuotakos. Būtent. Tiesą sakant, Jasemin labai protinga, labai padori, labai graži mergina. Bet žinau, ką jie jauti. Todėl negalime tau to leisti. Širdis neleis. Neleis. O jeigu jie pamils vienas kitą? Ne. Nepamils. Nes mes suradome kitą merginą. Taip. Broli, į ką įklimpai? Kur gauti 200 000? Kur sukrapštyti tokią sumą? Močiutė ištiks smūgis. Dievaži, šį kartą mirs. Dieve, prašau, padėk. Kartais likimas iškrečia tokį pokštą, kad mes nežinome, kur dėtis. Užtat tą akimirką kažkas rezga mūsų gelbėjimo planą. Sinanai, suradau merginą ir viską apgalvojau. Omerą supažindinome su 1000 merginų, bet jam nė viena nepatiko. Užtat šį kartą surasime Omero skonio merginą. Pala. Norite pasakyti, parengsite merginą taip, kad ji patiktų Omerui ir tada supažindinsite jūs? Netikiu. Palauk, patikėsi. Esmė ta, kad mergina pasipainiotų Omerui po kojomis. Juk žinai, Omeras uždaras darbo vergas. Jis vienišis, jis vengia viešumos. Todėl pakėlęs galvą nuo stalo, kad atsigertų vandens, turi išvysti tą merginą. Geriausia, kad ji paduotų jam vandens.
Supratau. Turite omeny Asli. Ta merginą įdarbinsime asistente vietoje Asli, nes jie atsakinga už tai, ką jis valgo ir geria. Jis sudaro jo darbotvarkę. Kur Omeras ten ir ji. Meilė priverčia mąstyti. Šaunuolis, Sinanai. Taip, tą merginą įdarbinsime Omero asistente. Sugalvosime strategiją, kaip priversti Omerą įsimylėti. O tada dvigubos vestuvės. Jų dviejų su Jasemin ir Omero su ta mergina. Nerimana pirks aukso dovanų. Žinoma. Močiute, kas aš? Šiukšliadėžė? Kodėl spjaudai ant galvos? Jei taip, nesėdėk ten, kur mėtau lukštus. Sesė grįžo. Dieve, padėk. Greičiau sesė grįžo, atidaryk duris. Paskubėk. Brangutė, kas tau? Kas nutiko? O kur brolis? Močiute, pirma nusiramink. Nepradėk. Sakyk, kas nutiko. Močiute, brolį išvežė. Norėjau išgelbėti, puoliau muštis, bet ne. Brolis kažkokiems mafijozams skolingas 200 000. Vieną gražią dieną nuvarys mane į kapą. Kam jam tokia suma? Kodėl pasiskolino? Ketino su draugais pradėti verslą. Reikėjo kapitalo, tad pasiskolino. Kokio kapitalo? Velniop jo kapitalą. Nesužinosime. Brolio draugai pasėmė pinigus ir pabėgo. Tie palūkininkai susirado brolį ir atėmė mūsų 3 mėnesių nuomą. Man pasakė, kad galėsiu pasimti brolio lavoną. Jei net nešiu pinigų. Tas vaikas, jis nužudys mane. Vėl pakilo spaudimas. Močiute, nusiramink. Serdarai, kodėl neklausai manęs? Serdarai, kodėl tai pasielgiai? Kur buvai, kai Dievas dalijo protą? Močiute, gana. Defne, ką darysime? Kur gausime tokią sumą? Gal parduoti inkstą? Nekvailiok. Kam reikia tavo seno inksto? Paimk, kiek reikia broliui. Brangutė mano, ateik. Kai mirsiu, palaidosite už savivaldybės pinigus. Štai mano pinigai laidotuvėms. Močiute, nekalbėk šitaip. Ach, serdarai. Tik pažvelkite. 3 nesurinkome nė 200 lirų. Viena vertus močiutė, antra vertus sestra. Neturiu laiko nepasukti galvos. Dėl ko pirma jaudintis? Kodėl visi rūpesčiai užgriuvo vienu metu? Kita vertus, kad ir ką sugalvočiau, nesukrapštysiu 200 000 lirų. Ką daryti? Reikia stebuklo. Defne, pakalbėkime su mano mama. Gal duos savo auksą?
Gal išprotėjai? Nieko gyvo. Tavo mama su šluota mane išvarys. Tiesa, mamai auksas brangesnis net už vaikus. Parduokime mano mašiną. Viršistas. Liaukis, Izai. Įverta tik metalo laužo. Neįsižeisk. Ačiū, Izai. Ačiū, kad rūpinėsi. Niekam neleisiu kuopti brolio mėšlo. Pati sutvarkysiu šį reikalą. Tik nežinau kaip. Pasivaikščiosiu pakrantę. Ramiai pagalvosiu. Iki. Atleiskite, gal pažįstate Defnę? Nepažįstam. Brankute, ar čia gyvena Defnė? Esra. Ši teta ieško Defnės. Teta? Ieškote mano sesės? Ar Defnė tavo sesė? Ta, ilgais plaukais. Taip, ji pakrantėje. Pakrantėje? Gal nuvestum? Kodėl? Pasiūlysiu darbą. Ji daug uždirbs? Gerai, brangute. Gerai, eime. Eime, brangute. Nebėk. Palauk.